Birželis nevaisingų porų mėnuo. Ta proga pradedame 2 dalių pasakojimą apie nevaisingumo gydymą. Dabar lankomės Baltijos Amerikos klinikoje, kur prieš metus buvo atlikta pirmoji dirbtinio apvaisinimo procedūra. Prieš 30 metų pasaulyje gimus pirmajam vaikui iš mėgintuvėlio, nevaisingumo gydymas milžiniškai žingsniai žengia į priekį. Dabar nevaisingumo gydymas pagalbinių apvaisinimo būdų dėka yra viena pažangiausių šiuolaikinės medicinos sričių. Statistika teigia, kad Lietuvoje yra apie 50 000 nevaisingų šeimų. Kasmet šis skaičius padidėja dar 2 000. Kas būna dažnesnis iniciatorius dėl šios problemos? Kas dažniau kreipiasi, vyrai ar moteris? Turbūt kaip ir visur gyvenime moteris. Nes nuo senų laikų yra galvojama, kad tai yra moters, sakykime, dažniausiai susijęs su moters problemomis, bet tai yra visiškai neteisinga. Bet kadangi turbūt specialybė jau įpareigoja ateiti ne vyrui pirmam, o moteriai, kadangi mes ginekologai ir užsiimam šitą problemą, tai dažniausiai vis dėlto ateina moteris. Bet džiugu pripažinti tai, kad vis dažniau ateina kartu ir abudu tai pripažįsta kaip problemą ir visiškai nekaltina vienas kito ir ateina kartu aiškinasi, kartu atlieka tyrimus, kartu gydosi ir tai yra labai džiugu pripažinti. O kaip ten yra iš tikrųjų, dažniau būna kalti vyrai ar moteris dėl nevaisingumo? Deja, va šita nuomonė, kad tai yra moterų problema, kuri senais laikais buvo galvojama, kad būtent moteris šią problemą turi, tai yra klaidinga. Kadangi maždaug apie 30% nevaisingumo priežasčių sudaro vien tik tai moterų problemos, apie 30% nevaisingumo priežasčių sudaro vien tik vyrų problemos, apie 30% būna kartu abiejų problemos, tiek moters, tiek vyro. Ir kaip bebūtų liūdna šiais laikais, kada medicina yra iš tikrųjų pasiekusi aukštą lygį, išsivystymo, ta prasme, tyrimų lygį, labai būna liūdna pripažinti, kad maždaug apie 10%, 5-10% porų, tyriant dėl nevaisingumo, mes nerandam jokios priežasties ir maždaug apie 5-10% nevaisingumo priežastis būna neaiškios kilmės. Nevaisingumas šiai dienai yra pripažinta, kad tai yra liga ir pagal tarptautinę ligų klasifikaciją nevaisingumas kaip liga yra apibrėžiama tokiu apibrėžimu, kad nevaisinga pora yra laikoma tokia, kuri turėdama reguliarius lytinius santykius ir nenaudodama jokios kontracepcijos negali pastoti arba, sulaukti nėštumo arba išnešioti to nėštumo per metus laiko arba per ilgesnį laiką. Pernai kovo mėnesį Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinikoje įkurta moderniausia Lietuvoje apvaisinimo mėgintuvėlyje laboratorija. Nuo pavasario klinikoje pastojo daugiau nei 1/3 apsilankiusių nevaisingų moterų. Baltijos Amerikos klinikos gydytojai ragina nedelsti. Nevaisingumo bėdos kartais taip įsisenėja, kad ir medicina tampa bejėgė. Nevaisingumo gydymo metodai yra tokie patys kaip ir visame pasaulyje, kaip ir kitose Lietuvoje atliekamose klinikose. Tai vadinamas IVF-as, tai yra in vitro fertilizacija. Kiti dar žino jį kaip paprastas apvaisinimas mėgintuvėlyje. Kita procedūra yra ICSI, tai vadinama intracitoplazminė spermatozoido injekcija. Taip pat galime siūlyti ir tokias paprastesnės procedūras, tai yra inseminacija, tik tai paruoštos spermos įvedimas į moters gimdą. Tai čia jau nesiskaito kaip apvaisinimas mėgintuvėlyje, o yra moters kūne, tik tai prieš tai paruošiam spermą. Tai kuom skiriasi dabar IVF-as ir ICSI? Tai jeigu darom IVF-ą, tai dažniausiai būna, sakykime, kažkokios moters problemos. Ar tai neprataikami kiaušintakiai, ar kitokios problemos, o vyro sperma yra normali. Tuomet atliekame IVF. Jeigu jau yra vyro problemos, yra pavieniai spermatozoidai, jų yra mažiau, tuomet atliekame ICSI, tą vadinamą procedūrą. Taip pat, jeigu gauname daugiau embrioniukų, pavyzdžiui, 10 embrioniukų gauname, talpinama paprasčiausiai 3 embrioniukai. Toksai standartas yra. Tai likusius, ką galim pasiūlyti? Galim pasiūlyti užšaldyti porai ir jeigu nepastojo pirmojo ciklo metu, tuomet mes galime juos patalpinti po poros mėnesių, jeigu vėl porai prireikia. Tuomet be abejo ir kaina yra mažesnė,
ir nereikia kartoti visos sudėtingos procedūros, nereikia narkozės, nereikia vėl kiaušialąsčių ištraukti. Su šaldymu vėlgi galim siūlyti tą naujovę, ko tikrai kol kas Lietuvoje netlieka jokia kita klinika, tai taip vadinama vitrifikacija, yra greitas embrionų užšaldymas. To šaldymo metu embrionuose nesusidaro vandens kristalai, jie, kaip sakoma, vientisa masė kaip stiklas, tokie yra tokioj būkliai užšaldomi. Ir atšildant, kadangi nėra vandens kristalų, tai yra nesuardoma genetinė medžiaga. Taigi šitos procedūros, po tokios procedūros, po atšildymo ir dažnis iš tiesų pastojimo tikrai yra geresnis. Baltijos Amerikos klinikos akušeriai ginekologai pasirengę atsakyti į jums rūpimus klausimus. Klinikoje kol kas vienintelėje šalyje nevaisingumo problemą turinčiai pacientai suteikiamas visas paslaugų paketas. Nuo kvalifikuoto specialisto konsultacijos nevaisingumo klausimais iki gimusio kūdikio priežiūros.